Ačiū labai. Gerbiamas premjere, tiek iki pavasario sesijos, tiek matyti ir pavasario sesijos metu Europoje vyks daug svarbių susitikimų dėl karo ir taikos, tokių kaip Londone, Paryžiui, kur mūsų atstovai nedalyvavo. Tai ar stengsitės, kad tuose būsimuose susitikimuose jūs pats asmeniškai ar mūsų bent jau atstovai dalyvautų ir ar vis dėlto pabandysite nuvažiuoti į Vašingtoną, iš kurio mes tik ką grįžome su gerbiamu Juozu Oleku, kur jūsų taip pat labai trūksta, bandant tiek Lietuvos, tiek Ukrainos interesus apginti. Ir ar nemanot, kad tie nepakvietimai kaip nors susiję su jūsų antisemitinė koalicija, kurios bambagyslės taip ir nenutraukėt? Ačiū, gerbiamas kolega. Aš pasakysiu nuoširdžiai, ne viename aukščiausio lygio susitikime, ar telefonu, ar tete bendraujant, antisemitizmo klausimas nebuvo keliamas. Tai aš manau, kad mėginimas kurstyti šį klausimą vėl iš naujo kelti dabartinėmis aplinkybėmis nėra politinės brandos požymis. Dėkojame už jūsų vizitą Vašingtone ir tikiuosi, kad perduosite tą stafetę ir informaciją. Kol kas dar delegacijos vadovas nespėjo tai padaryti, bet mes tikrai pasišnekėsime. Dėkoju krašto apsaugos ministrai, kuri atliko didelį darbą, susitikdama su įvairių, pirmiausia, gynybos pramonės įmonės atstovais, nes gynybos pramonės investicijos Lietuvoje yra labai kritiškai reikalingos. Savo ruoštų aš dalyvauju tuose susitikimuose, tame tarpe ir Europoje, kur galiu padaryti didžiausią įtaką arba kur yra, sakykime taip, nedengiama. Tai yra politinės šeimos didžiosios, mūsų šalies prezidentas nepriklauso politinėms šeimoms, tai bendraudami kartais mes su pietų šalių atstovais, tiek premjerais, tiek žemesnės politinės grandies atstovais mėginame surasti bendrą sąlyčio tašką, nes kaip suprantat, Europa taip pat nėra labai vieninga. Tai, kas vyksta prie rytinių sienų, kartais didelio įspūdžio nedaro tiems, kas gyvena piečiau. Todėl visi mes turime padaryti tai, ką galime geriausiai, kad Lietuvai būtų naudingiausia. Ačiū.